Alytaus mokyklos sulaukė geros naujienos. Jos aprūpinamos naujais kompiuteriais, baldais, šiuolaikinę mokymo įrangą skirtą mokytojų kabinetams bei bibliotekoms. Iš viso bus atnaujinta 10 miesto ir 3 rajono bendrojo lavinimo mokyklos. Geresnės sąlygos bendrajam lavinimui sudaromos pasitelkus 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšas. ES fondų lėšomis pasinaudojo Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, kurioje atnaujintos mokytojų darbo vietos bei biblioteka. Pagrindiniai pokyčiai tai naujos mokymo įrangos įsigijimas ir bibliotekos modernizacija. Už ES lėšas įsigijome naujų baldų, kompiuterių, kurie mūsų biblioteką patys, matot, padarė tokia patrauklesnė, patogesnė. Džiaugiasi mūsų bibliotekininkės labai talpiomis lentynomis, joms specialiai skirtais stalais, o mokiniai patogiomis kėdėmis, kurios prie kompiuterių, padidėjusių darbo vietų skaičiumi skaitykloje ir aišku, tokia gražesnė aplinka. Ruoštis pamokoms padeda ir gautas naujas daugiafunkcinis aparatas, kuris leidžia greitai kopijuoti ir skenuoti leidinius. Mokymo priemonių asortimentą mes papildėme 2 mobiliomis protingomis lentomis. Šiuo metu mes jų dar nenaudojame, laukiame multimedijos projektoriaus. Tačiau susidomėjimas yra didelis. Mokyklos atnaujinimą įvertino ir moksleiviai. Informacinės technologijos labai palengvina mokymąsi, pamoka vyksta daug greičiau, informaciją lengviau matyti, skaityti, neveikia saulės spinduliai, atspindžiai nuo lentų. Taip pat atnaujinta biblioteka palengvina darbą joje, kadangi po pamokų dažnai skaitykloje vyksta įvairūs renginiai, taip pat pamokų metu pamokos, kita informacija rodoma, labai naudinga bus gauta multimedija, taip pat padidintas vietų skaičius skaitykloje. O kabinetuose, žinoma, geriau, kuo daugiau multimedijos, kompiuteriai, galima su mokytojais bendradarbiauti ir internetu. Labai gerai mūsų bibliotekoje atnaujinti visi baldai, sukuria jaukesnę ir daug patogesnę atmosferą. Gausime daugiau kompiuterių, kurie yra labai reikalingi mokiniams projektams vykdyti, nes anksčiau būdavo didelės eilės prie kompiuterių, o dabar galėsime daugiau ir greičiau tai padaryti. Kopijavimo aparatą gavome naują, nes anksčiau kiekvienas turėdome iš savo pinigų atsiskaitinėti ten už kopijavimo paslaugas, o dabar pati mokykla mums padėjo šiek tiek. Na ir visos spintos naujos, kurios skaitykloje atsirado, tai daug patogiau. Šiuo metu yra vykdomi net 4 ES fondų finansuojami projektai, kurių metu siekiama gerinti vaikų ugdymo ir mokytojų darbo sąlygas. Projekte bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas dalyvauja net 454 šalies mokyklos. Tai yra kone kas 3 šalies mokykla. Tuo pat metu vykdomas projektas skirtas 240 mokyklų bibliotekų modernizavimui. Mažiausiai kelios dešimtys mokyklų baldus ir įrangą jau gavo. Dar vieno projekto metu per 400 mokyklų technologijų, meninio ugdymo ir gamtos mokslų kabinetams bus nupirktos mokymo priemonės, kompiuteriai, instrumentai, staklės. ES paramos sulaukia ir suaugusiųjų švietimo institucijos. 19 tokių įstaigų bus renovuojamos patalpos. Iš viso Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų modernizavimui ir ugdymo sąlygų gerinimui iš sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų bei valstybės biudžeto skirta daugiau nei 145 milijonai litų. Ši suma jau paskirstyta pagal švietimo ir mokslo ministerijos administruojamas priemones.